2 metų vaiko tėtis rašo, klausdamas patarimo, ką daryti, nes jo vaikas kandžiojasi ir ypatingai situacijose, kuomet negauna, ko nori, arba kažkas vyksta ne pagal jo valią, vaikas dar nemoka kalbėti. Tai pradėsiu nuo tokio normalizavimo, kad tai ganėtinai tipiškas elgesys tokio amžiaus vaikam. Jie dar yra tokioj oraliniai stadijoje, pasaulį pažįsta per burną ir ganėtinai tipiška yra kandžiotis tokiam amžiui arba muštis, nes tol, kol vaikai nemoka kalbėti, nemoka spręsti situacijų verbaliniu būdu, tol jam būdinga yra išveikti. Dabar ką daryti, tai svarbus labai dalykas - fiziškai stabdyti tokį veiksmą ir neleisti jam fiksuotis, nes nestabdomas veiksmas nepatiria neigiamų pasekmių ir yra linkęs fiksuotis kaip vaikui naudingas elgesys. Tai stabdom fiziškai, tvirtai suemam už žandų ir atitraukiam, arba tiesiog pagaunam ranką ir sakom, stop, man taip nepatinka, tu negali kandžiotis, arba tu negali muštis. Ir iš karto nukreipiam vaiką, parodydami tą tokią laukiamo elgesio alternatyvą. Tu gali kitaip parodyti, kai tau nepatinka, pasakyk tai. Net ir 2 metų vaikas, nemokėdamas kalbėti, tikrai gali pasakyti ne arba kažkaip kitaip verbaliai išprotestuoti. Tai mokykime vaiką ne veiksmu spręsti problemas, bet verbaliai, tai yra į tą tokį ateitį arba į gerą įgūdį orientuotas vaiko mokymas. Jums sėkmės, laikykite ribas, neleiskite vaikams skriausti jūsų, nes jeigu jis galės skriausti jūs, tai žinokit, kad tą darys po to ir darželėje, tada bus labai labai nemalonu ir nefainai. Ir dalinkitės savo patirtim, kas jums veikia, kokie jums kyla klausimai, kuo galėsiu, to padėsiu. Iki.